kaip taisyklė, viena iš tų dėsnių, melas. Melas jis visada anksčiau vėliau išlįs. Geriau nemeluoti. Jeigu tu prisipažini, tiesiai šviesiai sakai, visiškai kitaip žmogus kitas irgi reaguoja. Čia versle labai sudėtinga šitą, nes visi pripratęs tenai ir slėpti, ir kažkas tai nerodyti, nesakyti, nedasakinėti, žinai. Ir aš jau taip nebenoriu. Už tai aš norėčiau galbūt ir dabar versle dirbti, bet visiškai kitaip norėčiau dirbti. Pas mane buvo santykiai, pavyzdžiui, su Latviu, tokio Egilsas, Aužinsas, buvo mano distributorius, žinai, tai mes su juo atvirom kortom žaidėm. Buvo pats geriausias mano klientas. Aš jam rodau, kiek aš perku, kiek aš uždirbu, kiek aš tau galiu duoti, žinai. Man turi likti, jis puikiai suvokdavo. Tokiu būdu vesti verslą, tai yra tas pasitikėjimas, tai yra 100% pasitikėjimas. Ir tai nesvarbu, kas atsitinka. Jeigu atsitinka kažkas konkurencija arba kažkokia prekė, tai visų pirma, pirmoji eilėje tu sužinosi iš jo. Atsirado tokia prekė ir tu žinosi, kad jis nemelos. Atsirado tokia prekė, reikia kažkas daryti. Arba jeigu jam ir pigiau bus, jis nepuls iš karto pirkti, pavyzdžiui, tenai, arba išvis pereiti per tą klientą, jis pradės su tavim kalbėtis. Ir net atsisakys, nes pas tavę santykiai yra geri, supranti, santykiai. Tai yra pats svarbiausias dalykas.